Sveiki visi, mėly futbolo gerbėjai, su jumis sveikinuosi aš, futbolo komentatorius Aivaras Dočkus ir kviečiu jūs į Širvintų futbolo stadioną ir čia netrukus prasidės Baltijos moterų futbolo lygos susitikimas tarp moterų futbolo akademijos Žalgirio MRU ir Rygos FC Women komandų. Daug reikės dabar kaptinis prie Žalgirio. Vilniečių ataka, baudos aikštelėje yra žaidėja, kurį galima atlikti perdavimą, šiek tiek garsama, bet puikus driblingas ir iš karto 11 metrų baudė. Jau ketvirtą rungtynių minutę. Ir nuostabaus grožio įvartis ir nuo viršo kamuolys atsiduria vartų. Vilnietis lygiuojasi antroje pozicijoje. O čia ar teisingai pozicijas užsiimamas? Ne, tikrai ne, prie tolimojo virpsto labai nemažai ir varžovų. Prieš vieną ir panašiai situacija, kamuolys siunčiamas prie tolimojo virpsto, smūgis. Ir nors Gintra irgi vieną kartą paslydo šiame sezone, o čia ar nepaslys vėl gynyboje. Laimi kovą aikštės viduryje Milda Ivančiūtė. Labai smagi ataka tarp dviejų varžovių. Smūgis dešinio kojo. Perdavimas į kairį pusiau kraštą. Ar spės prie kamuolio? Spėja. MRU komandos futbolininkė. Ten tame krašte. Ten prieš vieną. Į vidų, į kraštą ir geltona kortelė. O, koks netikėtumas. Pusiausvyros. 2 prieš 2 vis dėlto. Nepataiko į kamuolį ten. Čia jau gali žaisti, kad ir 2 prieš 3, bet žalgirietės reikia būti labai atidžioms. Smūgis! O kontratakuoti ne, nes čia štai tokia labai grubi klaida. 2 prieš 2. Nesilaiko kamuolys nei pas vienas, nei pas kitas. Daug perėjimų. Viena prieš vieną smūgis ir įvartis. Na štai toks chaotiškas futbolas. Galėjo Žalgirio prasivertusi sustatytą neleistinai. Taip pat varžovų gretose išskirčiau ir komandą taip pat neprastai sužaidė pirmąjį kėlinį, kad ir 2 įvarčius praleidusi Darija Mikuckytė. Tik kamuolį į baudos aikštelę ne. Kitas sprendimas. Kelia kamuolį. Steinberga. Dešinį pusiau kraštą, kad bek būtų dabar gynybė. Sandarumą demonstruoja. Čia yra atšokimai, po atšokimo ruošiamas atlikti smūgį, bet atšokimo gali ir neprireikti. Vienas sprendė žaisti. Vilnietės tą kamuolį neveltui nusprendė. Vilnietės link tolimojo virpsto. Zona priešais baudos aikštelę. Taip pat reikia uždaryti. Vyksta atlikti perdavimą dabar tik tarp linijų. Gerai, čia atėmimo, vėl reikia smūgio į vartus. Tiesiog toks teisėjavimo metodas pasirinktas kitose rungtynėse. Brima. Kas jie sustabdys? O ir Nikola Preira iš karto atsiduria pavojingoje zonoje. Čia pavyksta išvengti spaudimo, o kas toliau? Atsidengia už nugarų varžovams Lazdauskaitė. Lengva pasakyti, kai spaudžia tave į nugarą viena prieš vieną. Judėjimų laisvę apribota, bet čia pavyksta išsivaduoti iš varžovų gniaužtų. Smūgis, bauda! Išties yra grožio įvartį dabar. Antrus kamuolius, teisingai kažkas
Vyktelėjo iš Vilniečių. Lina įsiveržė į baudos aikštelę, toks su Olamide. Sandra Atidė pasižymėjo dubliu. Varžovų. Užsitęsė šį ataką.